Labas. Šiandien parodysiu, kaip įkrauti elektromobilį. Pažadu, bus labai paprasta. Taigi Europoje yra naudojamos 3 pagrindinės elektromobilių įkrovimo jungtis. 2 iš jų yra greito. Pati pirmoji ir pagrindinė ir populiariausia jungtis yra CCS, arba dar kitaip vadinama Combo 2. Antra jungtis yra Shademo. Shademo dažniausiai yra naudojamos japoniškose elektromobiliuose. Vienintelis dalykas yra tas, kad tai yra vis rečiau naudojama ir vis rečiau yra diegiama į naujus elektromobilius. Ir trečia paskutinė yra lėto įkrovimo jungtis, tai yra Type 2. Dabar galime inicijuoti įkrovimą. Tai galim padaryti 2 būdais – mobiliąją programėlę arba RFID raktu. Jeigu norit pradėti RFID raktu, užtenka pridėti jį prie RFID rakto skaitytuvo, pasirinkti jungtį ir įkrovimas prasideda. Baterijos likutį ir elektromobilio įkrovimo greitį galite stebėti 2 vietose. Tai elektromobilio skydelėje arba stotelės ekrane. Nuo ko priklauso, kokiu greičiu jūsų elektromobilis bus įkraunamas, tai yra 2 pagrindiniai faktoriai. Pirmasis, žinoma, kokio galingumo yra įkrovimo stotelė. Ir antrasis, tai maksimali galia, kokią gali jūsų elektromobilis priimti. Taip pat svarbu žinoti, jog įkrovimo greitis per visą sesijos laikotarpį niekada nebūna pastovus ir lygus. Jisai pradžioje ir pabaigoje būna dirbtinai sumažinamas. Todėl jūsų įkrovimo sesija visada bus ilgesnė, negu yra deklaruojama. Ir taip pat išduosiu jums paslaptį, kad dažnu atveju pats elektromobilis riboja, kokia galia bus įkraunama, ne stotelė. Štai ir viskas. Įkrovimas baigtas. Įkrovimą galite sustabdyti tuo pačiu būdu, kokiu ir pradėjote. Tai yra programėlė arba RFID raktu. Įkrovę savo elektromobilį, atlaisvinkite įkrovimo stotelę. Prisiminkite, įkrovimo stotelė tai nėra stovėjimo aikštelė.